prieš 12 metų Zarasų kultūros centre prasidėjo mūsų draugystė su šokiais. 12 metų mes šokame tautinius šokius. 12 metų kiekvieną repeticiją čia paliekame daugybę prakaito lašelių. 12 metų kiekvieną savaitę triname kultūros centro parketą. 12 metų valstybinių švenčių neįsivaizduojame be šios scenos ir kultūros centro kolektyvo. 12 metų Deimantė ir Edvinas šoka vienoje poroje. 12 metų prieš kiekvieną įžengimą į sceną šiek tiek jaudinamės. 12 metų savo gyvenimo neįsivaizduojame vadovės Dianos. 12 metų labai mylime lietuviškus šokius. 12 metų girdime jūsų aplodismentus. 12 metų šokame savo ir jums. Šiandien šio koncertu norime ištarti jums ačiū už tai, kad 12 metų buvote kartu. Ir tada, prieš 12 metų viskas prasidėjo nuo kalvelio. Lipo, 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 lipo,
Išvanosiu lasdą senio, aš skailį kaip to genio. Išvanosiu lasdą senio. Senelis nupinėjo mergelėmis, labai pyko, labai nišo ir pupas visai užmiršo. Labai pyko, labai nišo ir pupas visai užmiršo. Visi bernai dėjuoja, kad merga gyvuoja.
draugams, tai šokių kolektyvui Lietutis, bei Zarasų meno mokyklos ansambliui Vingurinis ir žinoma jų vadovai Vandutį Politaitį, su kuria važiavom į Turkiją, kuri padėjo ruoštis dainų šventėms. Ir netgi buvo laikas, kai pavadavo mūsų vadovė ir mums vesdavo repeticijas. Ačiū labai. Vaikučiai nesimato, bet jie mane girdi. Dabar jau šokis hobija, svarbiausia mokslai, kad laimingai įstotų į aukštasias mokyklas, kad labai gražiai užaugtų, sukurtų šeimas, labai darnes kaip jų tėveliai, čia pas mus auksiniai tėvai. Tiesiog viso geriausio toliau gyvenime jiem linkiu. O tegu lieka šokis hobis. Aš manau, kad mes su jais susitiksim dainų šventėse, kaip dabar susitikom. Draugausim su Dienute, kaip dabar draugavom. Ir gavosi taip, kad mes čia, ašaros bus ir pas mane taip pat, nes aš šitą savo auksinę, kaip sakau, auksiukai mano. Baigė mano irgi auksiukai, irgi išleistuvės bus po mėnesio. Taip, kad labai suprantu Dienutę. Sėkmės vaikai jums moksle ir gyvenime. Ir ačiū labai tėveliam už šitokius vaikus.
Per tas 12 metų, kai šokom, dalyvavom daugybėje švenčių, festivalių, konkursų, esame Respublikinio konkurso Para už paros laureatai. Ir iš tikrųjų kartu patyrėme labai daug smagių akimirkų ir besiraždami šitam koncertui, ne vieną jų prisiminėm. Mariau. Tai per 12 metų turbūt labiausiai įstrigusi akimirka buvo, kai šokant Vilniaus Rotušės aikštėj, vienas vaikinas vidury šokio staiga dingo nuo scenos. Mariau. Atsiprašau. Tai šokant vienas vaikinas dingo nuo scenos. Turbūt įsivaizduojat partnerės reakciją, kai po vieno sukinio pamato, kad draugo nebėra, o po kito sukinio pamato, kad jis lenda iš po scenos. Jis šokio metu nukrito nuo scenos. Tai džiugu, kad viskas baigėsi laimingai, bet iš tikrųjų mes iki šiol dar labai juokėmės iš šitos istorijos. Ir dar vienas labai įdomus faktas, kad šokam 12 metų ir kartais atsitikdavo taip, kad kuri nors mergina negalėdavo šokti. Tai nesvarbu, buvom ar 6 ar 12 klasiai, visą laiką su mumis šokdavo mūsų vadovė. Tai ačiū jai ir už tai. Ir kartu su vadovė važinėjame, kiek jau sakėme, Turkiją, Latviją, Baltarusiją, išmokom įvairių tautų šokių. Ir turbūt mums labiausiai patinkantis, tai latvių liaudies šokis Meitų matė, kurį dabar jums ir pašoksime. Galva
metų šokančiam kolektyvui Ežerūnas. Labas vakaras, mėly, taip gausiai susirinkę žiūrovai. Labas vakaras, mėly šio renginio kaltininkai. Žiūrint į jūsų linksmus, nuotaikingus veidus, nesitiki, kad šis koncertas šioje scenoje gal ir paskutinis. Mėly vaikai, jūs esate ne tik Ąžuolo gimnazijos abiturientai, jūs esate ir mūsų vaikai. Nes didžiąją savo laisvalaikio dalį atidavėte šiai scenai, atidavėte mielam, mylimam liaudies šokiui ir visai kitai kultūriniai veiklai. Dėka energingos vadovės Dianos jūs pasiekėte iš tikrųjų daug. Keletą skaičių ilgai nevardindama. Šis kolektyvas, gal skaitėte spaudoje, susikūrė 2003-aisiais. Nuo mažų dienų 7-mečius, gal 8-mečius, į šį šokio sūkurį subūrė jų vadovė Diana Skusevičienė. Po mažutę kruopelę, įdėdama daug pastangų, daug rūpesčio, energijos, puoselėjo šį kolektyvą. Kolektyvo bėgyje buvo visko. Buvo tokių metų, kai kolektyvui trūko berniukų. Buvo paauglystės amžius, kaip visi žinom, su berniukas netaip jau lengva, bet vadovės dėka, kadangi kas 5 metai, kas 4 vyko respublikinės dainų šventės, o respublikinės dainų šventės reikalauja ypatingai kruopštaus darbo, norint paruošti nelengvą, sudėtingą dainų švenčių repertuarą, tiesiog kolektyvas savaime stabilizavosi ir, kaip matom, nuo kolektyvo pradžios iki šių dienų 6 nariai šoka iki šios minutės. Tai labai džiaugiamės. Mėly vaikai, mes jumis mylime, mes jumis didžiuojamės. Jūs esate ir mūsų dalis. Mums jūsų labai truks, nes jūsų kolektyvas tiesiog buvo nepakeičiamas valstybinių švenčių, dainų švenčių, daugelio masinių kultūrinių renginių dalyvis. Ką darysi? Jaunystė subręsto, išskris, linkime jums kuo geriausios sėkmės, išlaikyti egzaminus, pasiekti savo tikslą, stoti į aukštąsias mokyklas. Jūs turite visą pagrindą įsilieti į kultūrinį studentišką gyvenimą ateityje. Dar kartą linkime jums kuo geriausios sėkmės. Dabar noriu pakviesti šalia savęs vadovę Dianą. Ar ji panaši į vadovę? Visai nepanaši, ji kaip šokėja, jie kaip bendraminčiai. Šis kolektyvas vadovauja Dianai tiesiog kaip viena draugiška jauna šeima. Jų bendri rūpesčiai, bendri interesai. Jie pasiguodžia, kai lengva, pasiguodžia, kai linksma. Jie kartu dalyvauja išvykose. Jie tiesiog, vadovė tiesiog juos suvedė į tą būrį, kur atitiko jų interesai. Tiesa? Va, o Dianai paruošėme tokį padėkos raštą nuo kultūros centro. Tavyje turi liepsnoti tai, ką ketini išžiebti kitam. Taip rašė Augustinas. Dianai Skusevičienei už nuoširdų prasmingą vadovavimą Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvui Ežerūnas.
paruošėme kultūros centro padėkos raštus tiems šokėjams, kurie šoka šioje scenoje. Deimaitė Fiodoraitė. Ugnė Aleksandrovičiūtė. Nėra. Kotrynai Lamanauskaitė. Karolinai Popovaitė, kuri žada šokti ateityje Ežerūne. Severinai Skusevičiūtė. Severina yra Dianos dukra, šoka nuo kolektyvo pradžios. Laurinui Matiukui. Ugnė Janauskaitė. Edvinui Volikovui. Simui Pukeniui. Mindaugui Vytui. Dominykui Kurkliečiui. Arnui Konošovui. Arnas beje šoka ir kitame mūsų kultūros centro kolektyve, Domino studijoje. Kasparui Vitui. Mariui Svilui. Edvinui Šileikiui. Eglei Kraujelytei. Kamilei Daunoravičiūtei. Gretai Šeplekovaitė. Greta yra nepaprastų gabumų. Turbūt visi matėte, jos kūrybą girdėjote, jos skambų balsą. Ji buvo kultūros centro Mišaus Vorė Gelmė akompaniatorė. Taip pat tau ačiū. Kadangi šokio kolektyvo gyvavime dalyvavo, kaip sakiau, per 46 dalyvius, šokėjus, tikimės, kad dalis jų yra šioje scenoje, tai norime padėkos raštais apdovanoti ir tuos, kurie daug metų praleido šiame kolektyve. Kviesiu pavardę, jeigu esat, iš karto ateikite į sceną. Monikai Prekel. Inetai Larinaitė. Yra. Ačiū, Ineta, labai. Ačiū. Viktorijai Bogomolnikovai. Nėra. Aušrai Dainytei. Inai Palionytė.
Arniui Guobiui. Taip ilgai šoko Arnius. Karoliui Staskevičiui. Pauliui Černovui. Mes irgi norėjom pasveikinti visų buvusių šokėjų vardu mūsų nuostabiąją vadovę, kuri į mus įdėjo daug pastangų, taip labai stengiasi ir už visas šias nuostabias akimirkas ir suteiktą nostalgiją sveikinam Dianą Stasevičienę. Padėkos raštas Rugilei Kaladinskaitei. Tai taip pat nepaprastų gabumų Rugilė yra. Jis šiuo metu taip pat kultūros centro koncertmeisterė. Lūkui Mažeikai. Juliai Kukonenkai. Aurimui Pupeliui. Laurinui Matiukui. Ugniai Aleksandravičiūtei. Ernestui Stankevičiui. Gyčiui Siniakovui. Pauliui Vainauskui. Dominykui Juotkai. Adui Morozui. Mantui Vainauskui. Žygimantui Naujakaičiui. Alanui Vanaginskui. Oskarui Abramavičiui. Jis yra daugelio kultūrinių renginių fotografas. Gabrielė Kondratavičiūtė. Gretai Prakapavičiūtė. Greta, tau priklauso 2 padėkos. Dar kartą nuoširdžiai dėkojame už puikų koncertą, o dabar noriu paklausti, gal yra norinčių sveikinti, prašom jūsų scena.
mokyklos direktorius, Ąžuolo gimnazijos direktorius, ponas Vikutis. Noriu padėkoti, kad per tos 12 metų, paskutinius 4 metus kartais nuklysdavo tik kairę ir pašokdavo gimnazijai. Tai ačiū. Taip pat noriu padėkoti vadovei Dianai, kuri buvo, yra ir tikiuosi bus su mumis. Padėkos žodį vadovai norim tarti ir mes. Vadovai, ateikit į priekį. Tai... Visų vardų sakau labai didelį ačiū, kad buvot vadovė, draugė ir mama. Labai ačiū. Taip pat norime padėkoti mūsų visų festivalių rėmėją, konkursų rėmėją ir moralinę palaikytoją, tai Mikutavičienė. Nėra Jovitos Mikutavičienės? Mielas ežerėlį, užaugai, sustiprėjai, išsiskleidėjai, graži jūsų šventė. Džiaugiamės jumis, didžiuojamės jumis. Užaugome su jumis kartu. 12 metų, tai ne 12 mėnesių. Mes jūs puikiai pažįstame. Mes su jumis praėjome ir vandenį, ir ugnį, ir repeticijas, ir koncertus. Jūs jauni, gražūs, stiprūs, sveiki, jums nieko netrūksta. Todėl mes šiandien norime padovanoti tai, ko niekada nesame dovanoję ir niekada nesame toleravę tokios dovanos. Bet šiandien jūs galite sau tai leisti. Mėgaukitės gyvenimo skoniais. O kai pabaigsite studijas ir grįšite visi iki vieno į Zarasus, priimsime jūs visus į Ežerūną be konkurso. O mūsų mielai Janai, mūsų vadovytei ir jūsų vadoviai norime padovanoti simbolinį augalą, kuris, tikime, laistomas saikingai, žydės labai ilgai. Juodos neradom, bet orchidėją radom. O dabar paskutiniai šio vakaro kalbai ruošiasi vadovė Diana.
pasirodyti paskutinį žodį. Nežinau, galvojau, verksiu, nieko aš čia neverkiu, aš labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, kad nugyventa labai didelis amžiaus tarpsnis, 12 metų šitiem jauniems žmonėms, aš galvoju, labai daug. O einant šokio keliu, 12 metų, tai ypatingai didelis žingsnis. Tai yra šuolis. Aš labai džiaugiuosi, kad buvot kartu su manimi. Aš labai džiaugiuosi. Aš labai noriu jums padėkoti. Aš labai noriu didelį ačiū jums pasakyti. Iš visos savo širdies. Neverksiu. Nežinau, labai noriu iš tikrųjų padėkoti Jovitai. Dar didesnis gal ačiū, aš nežinau, nes jinai mane išmokė nuo pirmųjų žingsnių, nuo 6 metukų, iki mano 30 dabar 9 šitų metų. Kai pradėjau, taip šoku. Ir visas indėlis, tik iš jūsų. Ir tai, kas yra, tai jūsų dėka iš tikrųjų. Labai ačiū. Aš daug nekalbėsiu. Žodelis, šitas ačiū, jis pasako viską. Aš žemai lenkiuosi. Ačiū. Ir noriu pakviesti Tamburinį į sceną. Paskutiniai. Ačiū. Paskubam, Bingurinis, Lietutis, prašau į sceną. Ir tikrai paskutinis šokis šiandien, Suktinis.